Sparčiai visame pasaulyje išpopuliarėjusios pažangios lazerių technologijos, leidžiančios pasiekti stulbinamą efektą be chirurginio įsikišimo ir injekcijų, džiugina įvairaus amžiaus moteris, kurios rūpinasi savo išvaizdą. Šį rytą pristatome diodinio lazerio privalumus grožio industrijos srityje ir drauge su gydytoja Elena Drąsutyte aiškinamės, kokių veido atjauninimo rezultatų galime tikėtis po procedūrų su šiuo naujos kartos lazeriu. Odos fotoatjauninimas tai yra porų sumažinimas, pigmentinių dėmių pašalinimas, smulkių raukšlelių pašalinimas, taip pat uždegiminių bėrimų, aknės panaikinimas. Pasak gydytojo, šiuo lazeriu galima vienu metu atlikti net kelias skirtingas procedūras, po kurių jūsų veido oda taps švari, glotni, švytinti ir atjaunėjusi, o pati procedūra nesukels net menkiausio diskomforto. Lazerio impulsas nėra skausmingas, jisai sukelia lengvą dilgtelėjimo jausmą. Procedūros metu yra suaktyvinama kraujotaka, stimuliuojami fibroblastai, kurie skatina kolageno ir elastino skaidulų gamybą. To pasekoje oda tampa stangresnė, lygesnė. Procedūros veiksmingumą ir neskausmingumą užtikrina dvigubo lazerio impulso technologija. Taigi, lazerį esanti dvigubo impulso lazerio technologija nepažeidžia odos paviršiaus vientisumo ir atitinkamų bangos ilgių veikia tik odos viduje. Tai lemia, kad po procedūros nėra jokio išorinio gijimo proceso, o efektas yra matomas ir jaučiamas iškart atlikus procedūrą. Tiesa, gydytoja teigia, kad norint pasiekti maksimalų rezultatą, rekomenduojama atlikti 3-4 procedūras priklausomai nuo odos būklės bei pacientės amžiaus. Taigi, pradėkime nuo pradžių. Šiuo lazeriu galime atsikratyti pigmentinių dėmių atsirandančių dėl įvairių priežasčių – ultravioletinių spindulių poveikio, endokrininės sistemos pakitimų ar hormoninių preparatų vartojimo. Po procedūros siūlyčiau neišsigąsti, nes pigmentinės dėmės pradžioje patamsėja, tik tai po kelių dienų jos pradeda blykšti. Nemažiau svarbu paminėti, kad lazeriu puikiausiai tinka gydyti ir aktyviosios fazės aknę, kuri pasireiškia įvairiais bėrimais ir yra viena labiausiai paplitusių odos ligų, gadinanti ne tik moters veidą, bet ir nuotaiką. Kalbant apie paprastųjų spuogų gydymą, reikėtų gydyti aktyvioje fazėje, kuomet yra uždegiminiai bėrimo elementai, pulinukai. Taigi, jeigu jūsų tikslas atjauninti veido odą, paskatinti jos stangrumą ir elastingumą, panaikinti pigmentinės dėmes ar akne bėrimus, tuomet pažangios lazerių technologijos metodas gali būti puikiai išeitis. Tiesa, šiuos ypač nemalonius moteriams defektus lazeriu galima šalinti ne tik veido srityje. Fotoatjauninimą galima daryti tiek veido, tiek dekoltės srityje. Plaukelių šalinimas galimas visame kūne, tiek vyram, tiek moterims, nes tai yra estetinė problema. Taip, lazeriu galime kovoti ir su nepageidaujamais plaukeliais įvairiose kūno srityse. Juk niekam nepaslaptis, kad nepageidaujami plaukeliai įvairiose kūno vietose yra ne tik estetinė problema, bet ir diskomfortas moterims. Norėdamos juos pašalinti, dažnai mūsų plaukelius šaliname mechaniškai, tačiau specialistai įsitikinę, kad norint užtikrinti tvarų efektą, kuris leistų gyventi be rūpesčių ilgesnį laiką, reikėtų rinktis lazerinį plaukelių šalinimą. Fotoepiliacija, tai plaukų šalinimas lazeriu, yra neskausminga procedūra, galima jausti nestiprų dilgčiojimo jausmą. Pasak gydytojos, lazeris jau per kelias procedūras patikimai sunaikina plauko folikulą, neleisdamas jam ataugti, stabdo pulinukų formavimąsi, ko negarantuoja įprastos plaukų šalinimo technologijos. Be to, kartu skatinama kolageno ir elastino gamyba, todėl oda greičiau atsinaujina, tampa elastingesnė, lygesnė ir gražesnė. Šio lazerio privalumais įsitikino ir verslininkė Giedrė Kvedaravičienė. Problematišką veido odą turinti moteris į grožio kliniką atvyko jau antrąjį veido atjauninimo procedūrai lazeriu ir sutiko su mumis pasidalinti savo įspūdžiais. Jeigu nuoširdžiai, tai prieš procedūrą bijojau, nors ir pakankamai daug turėjau informacijos ir žinojau, kad šioje klinikoje naudojamas lazeris yra turbūt bene geriausias pasaulyje, pripažįstamas profesionalų medikų. Iš kitos pusės niekada to nedarius atrodė baugoka, o kas bus, jeigu bus. Tai pirmiausia buvo turbūt didelės baimės akis, bet iš kitos pusės labai pasitikėjau profesionalu, kuris atliko šitą procedūrą, kadangi tas žmogus mano grožiui padeda jau turbūt apie 10 metų ir puikiai išmano mano odos ir tipažą, ir būklę, ir ką galiu, ir ko negaliu. Turiu gana įdomią, bent jau savo vietomis sudėtingą priežiūrai veido odą, tai yra jinai ir mišri, ir labai jautri.
Kasmet susiduriu iš esmės 2 kartus metuose su ta pačia problema, tiek rudenį, tiek pavasarį, kad yra išsausėjimas, yra dehidratacija ir tiesiog, sakykime, tie nuovargio ženklai matosi veide daugiau negu norėtųsi. Taigi, aktyvus gyvenimo būdas ir problemiška veido oda Giedrę privertė ieškoti naujų ir kur kas efektyvesnių odą puoselėjančių procedūrų. Ir nepaisant visų nuogastavimų, moteris džiaugiasi pirmosios procedūros rezultatais ir su nekantrumu laukia galutinio efekto. Visų pirma, jinai yra labai trumpa, tai tas turbūt tinka tokiam dirbančiam moterim kaip aš. Po šios lazerio procedūros mano oda, bent jau mano oda puikiai ją toleravo ir aš iš tikrųjų neturėjau jokių problemų dėl išvaizdos savo ir kažkokių tai žymių ženklų. Iš kitos pusės, tikrai jau sekantį rytą buvo labai smagu matyti veidrodyje tiesiog atsigavusi, pailsėjusi savo veidą. Štai taip Giedrė moteriškai pasitinka pavasarį. Na, o jeigu ir jūs kamuoja įvairūs odos defektai, ar tiesiog norite be didelių laiko sąnaudų palepinti ir atgaivinti savo veido odą, tuomet specialistai rekomenduoja nelaukti vasaros. Na, o pabaigai specialistė primena, kad po veido atjauninimo procedūrų lazerių vertėtų nepamiršti apsauginio kremo nuo saulės ir šypsenos.